Ačiū labai. Kai sutikau būti Vakarų apygardos pirmininkė, aš nesitikėjau gauti tokią dovaną. Bet tai, kaip sako, it kept me out of trouble šituos visus metus. Tad sveiki atvykę. Welcome, bienvenidos, mūsų antrąją kalbą. Sveiki atvykę pas draugiškus Kalifornijos Los Andželes lietuvius. Mes jūsų labai laukiame, mes jau ruošiamės ir dabar labai smagu matyti tokių gražių, besišypsančių veidų. Malonu matyti pas mus tokių retų garbingų svečių, buvusią ambasadorę Lietuvai Ana Dersi. Man sako, reikės kalbėti angliškai, sakau, tikrai ne, jinai taip gerai pramokus lietuviškai, jūs atsargiai, jinai viską supranta. Mačiau, aiškiai, prelatą Kudrimą, labai malonu, Gintę Damušytę, ambasadoriaus patarėją Artūrą Vazbį, malonu, konsulą Prunskį, konsulą daktarą Prunskį, pasaulio lietuvių bendruomenės vadę Danguolę Navickienę, kuri čia ir gyvena. Lietuvių fondo tarybos pirmininką Marių Kasniūną, malonu. Mūsų Švento Kazimiero parapijos kleboną Tomą Karanauską, prašau. Bet jeigu garbė yra dalinama pagal gerus darbus, tai aš dabar pristatysiu pačius garbingiausius. Čia mes nebūtumėm nei šiame gražiam viešbutyje prie gražiai sutvarkytų stalų, jeigu ne mūsų komitetas. O tas komitetas tai buvo savanoriai, o kartais reikėjo ir gerokai paprašyti, bet susikūrė nuostabi grupė. Tikrai. Kartais žmonės gali pažinti tik tai artimai dirbdamas. Ir yra toks pasakymas irgi, tave pažinti yra tave pamilti. Taip, kad mes labai gražiai su ta grupė bendravom ir aš labai noriu jiem padėkoti. Pirmiausia, mūsų Los Andželes lietuvių bendruomenės žvaigždutė Monika. Monika, aš noriu, kad visi atsistotų. Monika sudarė visas papkes, sutvarkė registraciją, jūs visus pažįsta vardu ir pavardę ir jinai turi visus atsakymus. Jurgis Joga, va Jurgi, kaip tik atsistoja, kad tu pasakytum. Jurgis Joga sutvarkė visą... atsiprašau, pamiršau dar, kad... Ana, kaip suklysti, tai visi taip pat tau primena, ar ne? Labai atsiprašau. Matai, turėjau paminėti patį pirmąjį generalinį konsulą Marių Gudyną. Bet kadangi buvau pirmas, taip ir praslydo akis. Atsiprašau. Malonu, kad čia esat. Tai gerai. Monika, Jurgis Joga, Jurgi, ačiū. Nuostabus žmogus, ypatingai jeigu reikia turėti reikalų užsakant viešbutį. Sigita Barysienė. Sigita ne tik graži ir maloni, bet yra nepaprastai kūrybinga. Jinai gali sugalvoti ir tą, ką sugalvoja įvykdyti. Ačiū labai, Sigita. Danguolė Navickienė. Danguolė, ačiū.
tu man buvai dešinė ranka, tu tą žinai. Danguolė Varnienė. Danguolė Varnienė viešojo daug keturių. Ir ačiū visą. Albinas Sekas. Albinas, kur Albinas? Ačiū Albinai. Žygimantas Kiznius. Žygimantas Kiznius yra mūsų Lietuvių bendruomenės apylinkės pirmininkas. Ir Monika turbūt atėjo, sako, gerai, jeigu mano vyras ten dirbs, aš ateisiu pati. Jie nežinojo, kas jos laukia. Bet iš tikrųjų aš beveik norėčiau, kad Žygimantas ir Monika čia ateitų į priekį. Čia yra mūsų bendruomenės veidas. Prašau ateiti, prašau. Jūs pamatysite, kad mūsų bendruomenė yra jauna bendruomenė. Kad mes turime nuostabių jaunų darbingų žmonių. Pavyzdys kitom apylinkėm, įtraukite jaunimą. Kartais tas jaunimas nelabai susigaudo. Išmokykit ir jūs matote, ką turite. Ačiū Mikuckiui, ačiū Ričardui Černiauskui, labai ačiū mūsų patarėjai Janinai Kudrienei. Mes labai džiaugiamės, kad jūs atvykote į Kaliforniją, nes mes norime pasididžiuoti. Mes turime tikrai nuostabiai veikiančią parapiją. Mes turime gražią bažnytėlę, pamatysite šeštadienį. Mes turime salę, kuri yra lietuvių parengimais užimta kiekvieną savaitgalį. Negalima gauti vietos. Mes turime jaunimo organizacijas, turime skautus ir ateitininkus, turime Danguolę, turim tavo spindulio grupę. Turbūt daug ką pamiršau, bet mūsų Los Andželes lietuviai, nors toli nuo Čikagos, Amerikos lietuvių širdies, mūsų lietuviai yra kūrybingi, yra drįsta bandyti naujus darbus ir mes labai džiaugiamės, kad jūs tą pamatysite. Ačiū, kad atvykote.